Pirmasis lazeris pasaulyje buvo sukonstruotas 1961 metais. Jau po 2 metų, 1963 metų rugpjūčio 20 dieną, buvo paleistas ir pirmasis lazeris Lenkijoje. Tai buvo helio neonio pagrindų veikiantis lazeris, kuris emitavo 1,15 mikrometro ilgio infraraudonasias bangas. Tas eksperimentas įtikino tuometinės Varšuvos karinės technikos akademijos mokslininkus tęsti darbus su lazerinė technologija. Tai dar tais pačiais 63 metais jie sukūrė ir kietojo kūno, rubino pagrindų veikiantį lazerį, kuriam iš karto surado pritaikymą medicinoje. Jis buvo naudojamas kaip koaguliacinis lazeris ir labai greitai buvo panaudotas priklijuoti tinklainę prie akies. Ir vien Varšuvos medicinos įstaigose tokiu būdu okulistai gydė apie 500 pacientų per metus. Čia kalbame apie laikotarpį tarp 1965–78 metų. Vėliau, aišku, tie skaičiai ženkliai padidėjo. Tie patys Varšuvos karinės technikos akademijos mokslininkai sukūrė ir ganėtinai galingą molekulinį lazerį, kuris generavo 200 megavatų galios spindulį, bet taip pat ieškojo ir kitų šios technologijos pritaikymų. Jie svarstė apie garso perdavimą lazerių kaip technologiją ir ta technologija labai greitai buvo panaudota kurti pasiklausimo aparatams. Slapto pasiklausimo aparatams per nuotolį. Tai reiškia, kad tarnybos galėjo pasiklausyti pokalbių tiesiog nukreipdamos lazerio spindulį į langą. Ir visų tų tyrimų vadovas buvo profesorius Zbigniew Puzevič. Zbigniew Puzevič jis buvo kilęs iš Vilniaus. Jis gimė 1930 metais Vilniuje. Jo šeima po Antro pasaulinio karo išvyko į Lenkiją vadinamosios repatriacijos eigoje. Ten jis nuėjo studijuoti į Gdańsko politechnikumą ir kartu atliko karinę tarnybą. Ten pat universitete jis pradėjo sovietinės Lenkijos karininko karjerą, kurią jis baigė išeidamas į pensiją jau būdamas pulkininko laipsnyje. Ir profesorius Zbigniew Puzevič, laikomas Lenkijos lazerinių technologijų tėvu, tą savo mokslinę karjerą tęsė iki pat mirties, iki 2018 metų, palikdamas po savęs ne tik aibę patentų, išradimų, bet taip pat ir puikiai organizuotas mokslininkų grupės, kurios jo darbus tęsia ir taiko medicinoje, optoelektronikoje bei gynybos pramonėje.